Istorijų pasakojimas dar egzistavo prieš atsirandant ir žodiniai kalbai. Žmonės piešė istorijas ant rūbų sienų ir tie piešiniai vaizdavo medžioklės scenas, kasdieninį gyvenimą ir panašiai. Tai buvo pirma vizualinės istorijos forma. Mes skatiname savo vaikus skaityti knygas ir pasakojame jiems istorijas, nes literatūra nukelia juos į vaizduotės pasaulį. Istorijos ne tik moko ar įkvepia, jos ugdo mūsų vaizduotę. Jos supažina su gėriu ir blogiu, su pasirinkimais ir su pasiekmėmis. Televizijos ekranas irgi gali būti geras istorijų pasakotojas. Tai gali būti labai geras laikas drauge su vaiku, kai niekas kitas aplinkui nesvarbu. Tik tai tas mažas žmogutis jaukiai prigludęs šalia tavęs. Ilgų filmų žiūrėjimas per TV ekraną nėra problema, todėl labai svarbu atskirti, kai ribojame ekrano laiką filmų žiūrėjimui ir fragmentuotam ekrano laikui. Tai yra laikui prie iPado, prie telefono ekrano, kada vaikas tą laiką leidžia vienas ir jo fokusas yra į greitai besikeičiančias spalvas ir vaizdus. Trumpi ir beprasmiai vaizdai moko vaiką ieškoti labai greito stimulo, o tai silpnina gebėjimą susikaupti. Taip pat mes vaiką, to nesuprasdami patys, kasdien treniruojame ieškoti greito malonumo, greito pasitenkinimo. Todėl jam pasidaro sunku išbūti mokantis ar bendraujant. Jei mes renkamės su vaiku kartu žiūrėti filmuką, ilgą filmuką, kuris turi savo istoriją, tas laikas prie ekrano gali būti ir yra prasmingas, aš manau. Todėl rinkimės ilgas istorijas žiūrėti kartu, dalinkimės įspūdžiais. Istorijos moko geriausiai, kai jas išgyvename kartu. Ir atsisakykime, kiek galima, daugiau fragmentuoto laiko su spalvotais, ryškiais ir greitai besikeičiančiais vaizdais prie telefono ar iPado ekrano.